Pasaka Didžioji pieva. Vieną kartą, tai būtent tą kartą, kai nebuvo Facebooko, Google'o ir interneto, Didžiojoje pievoje gyveno nuostabi raiba višta. Ta višta buvo gera, bet šiek tiek mandra. Ji įsivaizdavo, kad šioje pievoje ji yra pati gražiausia. Gražesnių už ją niekur nėra. Taip ji kiekvieną dieną vaikštinėdavo iš vieno kampo į kitą, visada iškėlusi galvą labai aukštai. Nors ji buvo ir šiek tiek mandra, tačiau ji turėjo ir draugų. Jos patys geriausi draugai buvo 2 zuikučiai. Jie kiekvieną dieną šokodavo į pievą pažaisti su jų drauge vištele. Atrodo, kad su jais višta buvo tiesiog savimi. Dingdavo jos tas mandrumas. Zuikučiai šokinėdavo aplink ją, o jai dėmesys labai patiko. Ji labai vertino jų draugystę. Atrodo, ši pasaka neturi pabaigos. Pirmadienis – višta su zuikučiais pievoje. Šeštadienis – ir vėl tas pats. Bet neapsigaukite, ši pasaka kitokia. Kaip ir internete nutinka visko, taip ir šioje pievoje atsitiko didžiulė nelaimė. Vieną dieną apylinkėse pradėjo sukiotis keista porelė. Ta keista porelė buvo kiek keista. Jie vis uostydavo ir uostydavo, o liežuviai buvo nutįsę iki kelių. Tai buvo gudruolė lapė ir jos draugas netoks gudrus vilkas. Tačiau jie tiko vienas kitam. Jie papildė vienas kitą. Lapei kildavo keisčiausios mintis, o vilkui puikiai pavykdavo jas tiesiog sugriauti. Taip jie ir gyveno kartu. Tad kada jie pradėjo slankioti po didžiąją pievą, prasidėjo gyvūnėlių dingimai, įvairiausios vagystės. Iš namų dingdavo kiaušiniai, mėsa, duonos kepaliukai bei patys gardžiausi sūriai. Vieną dieną, tai yra ta diena, kai tai nutiko, lapė pievoje pamatė dailią vištą. Ji visa sustingo iš nuostabos ir negalėjo patikėti, kad mato tai, ką mato. Ji pašvilpė vilkui, ji žaibišku greičiu, kaip tas greičiausias internetas, prilėkė prie lapės ir patvirtino, kad lapė mato tai, ką mato. Vilkas buvo šiek tiek žvairas. Jam atrodė, kad pievoje vaikščiojo 2 vištos, tačiau lapė papriekaištavo vilkui, kad jis neįsidėjo kontaktinių lęšių. Lapei sukilo spaudimas nuo minties, kaip greičiau niekam nematant čiupti vištą ir bėgti, kiek tik kojos neša. Tačiau kaip ir kiekvieną dieną višta laiką leido su zuikučiais, kurie trukdė lapei įgyvendinti nedorą planą. Ji tarė vilkui pasikviesti zuikučius pažaisti su juo, kad jis nuviliotų juos nuo vištos, taip kaip daro prekybos centrai viliodami savo pirkėjus. Vilkas prisėlino prie zuikučių ir pasiūlė jiems pažaisti su juo slėpynių. Zuikučiai nežinojo lapės ir vilko plano, tad jie tiesiog sutiko. Vilkas liepė zuikučiams užsimerkti ir skaičiuoti iki 100. O jis nulėkė prie lapės. Lapė prisėlino prie vištos ir būtų jau griebusi ją. Tačiau višta atsisuko ir nepažino lapės, ji tik tarė: "Nepažįstamoji, atsakyk, kas šioje pievoje gražiausia." Lapė išpyškino, tai aišku tik šlaputė. Ji kaip mat čiupo vištą ir kartu su vilku pasileido skuosti per pievą. Višta, kad pradėjo rėkti, atrodė, kad jai kas atėmė Insta profilį. Tai buvo isterinis bejėgiškas žliumbimas. Ji tesugebėjo žliumbti ir vieną kartą ištarti: "Gelbėkit!" Ta žodelį išgirdo kiškiai, kaip mat atsimerkė ir pamatė skuodžiantį vilką, lapę ir ant kupros jų vištą. Vilkas vos spėjo lėkti paskui lapę, jam vis pynėsi kojos ir karts nuo karto jis suklupdavo. Lapė šaukė jam: "Greičiau, greičiau, kiek čia gali vaidinti raišą, liksi be pietų."
Višta lapei žadėjo atiduoti visus bitkoinus, kad tik ją paleistų, tačiau lapė galvoja, kad višta jau kliedė ir nesupranta, ką kalba. Jie klausė vištos, ar tu matai jau šviesą, tai yra laužo šviesa, nes lapė jau matė ją ir laukė, kai per 5 minutes valgys traškę vištieną. Ji bėgdama vilkui dar liepė pakasti bulvių, kad pietus būtų sotesni. Vilkas traptelėjo ir pievoje ieškojo bulvių, tačiau nei vienos nerado. Nusivylė savimi kaip vilku, apsidairė ir niekas jo nemato ir nusliūkino namo. Pamiršome visai kiškius. Jie nesugalvojo, ką daryti. Tad ar padėsite jiems? Jie turi vieną fiks idėją. Stipriai papūsti vėją iš rytų, kad tas vėjas sutrukdytų lapei ir vilkui nuskriausti jų vištą. Kiškiai turi jums ir dovanų. Ne nuolaidų kortelių, bet kitų dovanų. Tad padėkite jiems. Pūskite orą, kai zuikiai suskaičiuos iki 3. 1, 2, 3. Pūskite dar stipriau. Štai ir tas vėjas, kurį pūtėte iš rytų, nukeliavo į vakarus ir pasiekė lapę ir vilką. Jiems į akis pribirėjo dulkių ir jie nieko nebematė, girdėjo tik vištos žliumbimą. Kur buvę, kur nebuvę, kaip ir to šoktelėjusios netikėtai kainos, atšokavo 2 kiškiai. Jie išgirdo žliumbiančią vištą, susiėmė už ausų, ji taip skardžiai rėkė, kad jie užrišo jai burną, kad taip garsiai nerėktų. Davė jai saldainį, kad tik greičiau nusiramintų. Ji apsiraminusi dėkojo kiškiams, kad išgelbėjo ją. Tačiau kiškiai tarė, kad jei ne čia susirinkę vaikai, jiems to padaryti būtų tiesiog nepavykę. Višta atsisuko į vaikus ir tarė visiems, kas šioje salėje gražiausia. Zuikiai nusišypsojo, ji kaip visada savam stiliuje. Jie visi 3 grįžo į pievą ir kaip ir pradžioje. Pirmadienis ta pati diena, kaip ir šeštadienis. Tai lyg dežavų, kažkur mačiau ir girdėjau, tik nieko neatsimenu.